Žinai, pasiūlė darbą. Pirmą savaitę dirbau 6 valandas. Ir maždaug taip pirmus metus taip dirbdavau kažkur po 7 valandas, žinai. Davė darbą, pasiūlė ir davė darbą laiptinės valyt miesto centre. Nu ir žinai, valydavau aš po 7 valandas, bet reikalavimai pradėjo didėti. Tu to neišvalai, ten dulkės. Nu ir ką, praėjo porą metų, sako, įsivažiuosi, tai sako, tu priprasi. Ir jo, kai aš pradėjau pratintis prie darbo, spėk, blėt, 3 valandų man nebeužtenka išvalyti pagal jų visus reikalavimus ir pageidavimus, supranti? Man jau 3 valandų laiptinėms neužtenka išvalyti, supranti, pagal jų pageidavimus. Man 3 valandų neužtenka. Sako, priprasi. Kuo labiau pratinės, tuo baisesnis darbas, supranti? Ten kiek darbo, kiek ten visko valyti reikia tose laiptinėse. Ir laiptinių yra 3, tai paskaičiuokit, 4 valandos 3 laiptinės. Nu ir jau gaunasi 15-14 valandų per savaitę. O kaip jie mokėjo man 100 eurų, taip ir tebemoka tokį patį atlyginimą. Sako, taigi mes tau darbą davėm. Nu aš pasikonsultavau su savo mama. Motina sako, klausyk vaikeli, sako, šitas darbas tavęs neišgelbės, todėl kad tau pinigų beveik nemoka. O darbo ten kiek? 3,5 valandos vieną laiptinę valyt, supranti? Tiek ir vėliau, 3,5 valandos vieną laiptinę valyt. Be sienų, čia be sienų, su sienom, tai blėt, nahui, jūs man, blėt, pizdės kiek skolingi, nahui, blėt. Jeigu sienas valyt, tai jūs man, blėt, aфиgenai skolingi pinigų, pidarai jūs, blėt. Pidarai jūs, blėt. Supranti? Gerą darbą pasiūlė. O kad ten darbo dafiga. Supranti? Ten darbo tai dafiga. Laiptinės valyt. 3 laiptinės. Paskaičiuokit 14 valandų, kur mano pinigai. Ar mane toks darbas išgelbės? Ar čia nahui reikia dirbt?